Simon Setrin valim senus. Aš tai Simon susiradau. Prie arčiau. Paprašau leidėjim prisijungti. Leidėjim gaun, prisijungu. Ir iškart man įrodo tokį vaizdą, kad tu va čia sėdi erdvės tokių, nu, šiaip erdvė tokių, čia nėra konkretumo. Bet ir va dėliuoji, va čia kažkur knebiniai un žemės tep atsisėdus, ne un knės, o tep paprasta un žemės ir va čia dėliuoji. Pažiūrėkim, ko tas reiškia. Kad labai atrodo bandam susidėliuoti gyvenimą gražią, viską susitvarkyti, kad viską atrodo būtum gera, tvarkinga, va tep, kaip to ir būti. Ir tep uolė atrodo, to dara stengiais. Įdėdė energijais į to jėgų. Kartais net matau, kaip suronk, nubrauki, prakait, atrodo, nu biškai gal net vargintas, išvargs kartais, nu to tokį norėjimas, stengimuosi turėti tokį tvarkingą gyvenimą, kad viskas būtų pagal ton, vat, kokius turi taisyklis galvo, vat, susidėliojus įsitikinimus, vat, kad tep turbūt. Ir matau, kad labai stengis ton daryti, atrodo, net labai didelį dalį gal savo energijais tam skirti, tep sakyčiau. Ar tas gerai, paklauskėm. Porta galva, sak tau pasamon, kad kuitys net ten kurek iš tikrųjų. Kuitys, ką pasakyti, išorėje. O turėtum išorėje daryti tik to, ko iš tikrųjų reikia padaryti ir gilintis į savį, nes čia roda super užtepi saulis reizginti saviai. Čia viskas įsudėta ir ko tau reikia, ir ko tau reikia sutvarkyti, kom padaryti. Viskas įpastavęs. Jeigu nori, kad būtų gyvenėms gražus toks, koks to ir būti, pradėk nuo savęs, savo vidaus konkretę, o ne patį gyvenimą bandyk sutvarkyti. Nes tai patent, kad jeigu sutvarkysi savo vidų, tai tada ir gyvenėms automatiškai aplink tai susidėliuos taip, kaip tu iš tikrųjų nori, kaip tau ką reikia. Gerai, kas da iš to ten? Ten, ką pavarga jau taip bedaryti. Besistengti apsudėliuoti un gyvenim, nes atrodo galo nėra. Dėliuoji, dara, kad būtų viskas taip, kaip to ir būt, kad tvarkinga ir nesigauna, atrodo, iki galo nepadara, vis tiek, nesigauna tas galutinis rezultats. I vėl tada matau toliau tom pat, toliau vėl nenulėd rankų. Toks net gal nusivilėms kartą sužern. Apmauds toks, kad teik, jeigu tenka atidaut, o tas rezultats netenkia vis tiek. Sunkoms toks. Iškart lapą pakiša dabar mane prišnuis. Ir aš tu lapą paėmiau, bet tu te aproda super, štu įveina posi. Kas ten niežte prieina marčiau, ten toks kaip jauda. Kaip duris, tik ta nie durų, tiesiog jien kažkur į kažkokį jaudą. Pažiūrėkim, kas šį dabar. Atrodo, jisai saka, aš pats susikūriau savo baimės, pat tenų prisidariau ir čia net kontraktas atrodo sudaryts su tavo baimėm, su tavo bijojimu, kaip įdomia. Pažiūrėkim, paskaitykim, kas šį parašyta. Pražūsi, jeigu ėstin, kur reikėt, atrodo, pražūsi, jeigu klausysi savęs. Jeigu gyvensi per savo, toks ten per savo patarimus. Kaip įdomia. O kudį te priegauni iš viskas tau tom baimį išaukė. Man rod vaikystė vėl. Matavo, tu čia stoj kokiu 8 metukų mergaitė ir moters balsą girdu, kaip tavi baro, tu stoj tem galvą nuledusi. Ir tau tuoks vėl, nakačks tau tokios daug, kad tu nieko pati nedaryk į žmonių, kas geriau už tavi išmana, kudė tu pati sprendi, toks ten. Tu da per mažu pati spręsti, esi nepajėg, leis kitim ton daryti. Mata, kon pridirba, toks. Ir pažiūrėkim, kas vyksta, su tavim ta mergaitė tuo metu. Toks ten, kad užspaudi savo valią, pradedi nuvertinti savo, pajutimus gal neteising žodį, savo
kaip čia pasakyti, savą sprendimų priėmėjimą, savą sugebėjimą išgalvoti sprendimus, kaip susitvarkyti, kaip daryti, kaip elgtis, va to, atrodo, užspaudė ir labiau pradėjo dairytis, tuo moment į kitų žmonių patarėjim, kad labiau gautų ne savą. Nes atrodo, kada vat palėtam tavą sprendimus, tavą požiūrį, kaip reikėtų pasielgti, tu iškart super ištrodai savo baimį sukurtas. O tuos baimės, va ta ten išvaikys tuo momentu. Nes atrodo, ta visi raštai man žudė ką programas. Ir jeigu va tu dabar per tą stovi ir va sakau, Simon, va kas būtų, jeigu pradėtum iš savęs priimti sprendimus, tik taip, kaip tu galvoji, kai teisinga, nesvarbu, ko kiti sako. Iškart saka, ne, aš esu nepajėgi ir roda super iš tai vaikysis tuo momentu. Ten labai stiprių programų prisirinka. Kažin aš eterišką, ar čia gali ne, čia per prot programas įgautas jau ir čia reik fizišką tvarkyti. Fizišką tvarkyti, aš paskiau gali papasakos, kaip tvarkyti, kokias metodas. Jo, ir tuos programas ir gan stiepris. Aš to kontraktą, pabandysiu sunaikinti aš tom kontraktą, kur pats susikūrė. Ne, net neleid sunaikinti man to kontraktą, nes po pirmą keistis momentų reik sutvarkyti. Bet aš anu sutvarkyti negaliu. Čia reik vedom kartu, tom daryti darbuotis per paleidimus. Nes ši programas ir kurias įgava jau protenos pastavys, tai reik grįžti į momentą, atvedom kartu. Ir ten paleidinėti visas tavo reakcijas į ton subarėmą išmamas ir tada išmestumėm tus priimtus sprendimus įsitikinimus, kurie tau neleid pačiai laisvą tep su džiaugsmu vadovauti į savo galvą, ne tai, kad vadovauti į savo galvą, bet leis savo priimti savo sprendimus ir nebijo dėl to. Va tik toks sprendimus, kuris tu iš tikrųjų galvoji, kad turi priimti, nesvarbu, ko kiti sako. Nes dabar matau, kad labai bijė savo sprendimus priiminėti. Atrodo, išką kas patartų iš šonų vis tiek. Vat kažko artima, kad vat padėtų tau nuspręsti, nes pats savim nepasitikintų. Vat bijė nuvėlti, bijė, kad nesigaus. Atrodo, net neprisileidi iki to, kad pačiai pabandyti. Eina pačiai priimti sprendimą. Taip net portą atrodo, tai vat matau, kad eterė. Tai čia ton reik tvarkyti, nes... Nu jo, gera. Ko toliausiai man tau pasamon noriu parodyti. O tie tokį išskite ronks iš šonus ir tokių daug lapų atsirado ir saka, aš pat prisikūru savo taisyklių, kurios maniai kenk. Vat lapas prisiraša, čia ką pregyventi, ką elgtis, ką kalbėti. Kaip kalbėti, kad žmogus va taip nesureagaut, kad taip nesureagaut, kad neįžeist. Nu va tokių pilns kalns ir atrodo. Vat aš taip tik matau, kad tu paim savo už kaklą ir taip, spaudi biški. Žinai, rodo, kad net kvepauti atrodo kartas į sunku dėl tų teik taisyklių, prie kur tu negali atrodo būti nei savim, neatsipalaidauti, pastovė turi galvoti, ko sakyti, ką pasakyti. Nu va toks aten, kad neleidi savo laisvą bendrauti. Ir nesvarbu, kas kon, ar įsižeistų, ar ko, nes čia rekals. Jau pastavęs į taisyklių, kad va tuo negalbūt, taip negalbūt. Bet čia savi labai žaluoji su to. Čia su to labai pat žaluoji. Toks iš vaikys tavį įdėts kažkoks labai toks struktūrizuotų pasaulyje žiūrų, kur va turbūt tik ta tep, jeigu kiti apie blogą, tep labai toks siauram. Kaip siaura akis, ką matytom, žinai, kad jį čia iš visko naudos, o tu taip pat, kad tu taip gal, taip negal. Jeigu jau kaip negal darys, bus labai bloga, bus negera, tai taip elgtis negal, tai taip pat uždraudi savo tom daryti. Zalėti nieko blogo aš nematau, jeigu padarytum tom, ko savo neleidi. Tos taisyklės realiai nusi nevertingas, kurias tu pats susikuri, tu tik sunom save apsunkinti. Nes, toks sen, kad nenori kitų žaist, kalbėdami skaudinti. Realiai, jeigu su žmogum viskas į gerą, Simon, tam žmogų vyra dzin, kas kon pagalvos, nuo pasakytų žodžių. Svarbiausia, kad uns kalbėtų žodžius tokius, kurie iš širdies, kurias pats tikra tik.
Ir nesvarbu, kas kom pagalvos, nes mes kiekvienas turėjom sakyti ton, kas mums dūšės yra. O kas jau supyksta, tegu mums įpyksta. Nerekreipti ton dėmesį. Gerai, kaip tas taisyklis tave išmesti? A galia meteriška. Nu, tu fiziškai susikūrė, atrodo. Vėl roda į vaikystę, kad tave išmokyti, atrodo, ką prie gyventų gyvenimo modeliaus, kur va tep gali, o tep negali. Ir tas tau labai kiškuoja. Labai neled. Žiūrėkim, kam neled. Realizuotis tau neled, nes tu net negali laisvą bendrauti, elgtis, šnekėtis, dalyvauti. Nu, tokių užsidarius taisyklių, pati savi su taisyklėm suvaržysi ir tas suvaržyms, nu, labai ta veik negera, nes, nu, man rodo, kad tu net savis nerealizuoji, dėl to net neišėjauti savis, nes atrodo, tai jausmą, kad tai pojūčia, kad tep gali, tep negali, tu kad ir negalvuji per galvą tep, bet viduj tai jautas ir, nu, nei labai apsunkint, tu negali savim būti vien dėl tų tokių vidinių programų, kurios tau toks pojūčius kelia. Nes neišėna, tu atitrauk dėmesiaus, nu tu jausmą tokį, kad laikymas savis, kad neleptelt kažko netep, kad kažko nepadaryt netep, kad bet nepažeis savo taisyklių nesulaužyti. Paklausiau tais, ar viskas su ta tema, tu man atkišą davė į laptų, į tas lapsį už anspaudovus. A ten, kad tu paties užanspaudavusi, vėl roda su pirštu ton jauda veitą, kurį bet durų, kur gali teptis jų gilysti. Čia tau baimės tos įsukurtas. O kontas laps reišk. Saka, vat susikūrė pat tam, kad save apsaugotum. Gerai, įsigilinkiam, kontas reišk. O toks ten sukūriau savo pati taisyklis tam, kad teisinga gyvenčiau, kad gyvenčiau taip, ką pregyventi. Nu, bet čia vėlgi ir tik iliuzija. Tik iliuzija. Tų taisyklių tokių, kaip, nu, išvis nereikėtų savo dėliuoti. Reikėtų leisti savo reagauti taip, kaip reagaunam ir, nu, išsakyti tuo metu, jeigu kažkas yra. Bet taip, kaip iš tikrųjų jautam ją sakyti. O negalvoti, ar galiu ton sakyti, ar negaliu, nes... Gerai, kodėl tu man ton lapą parodė, kad suprasčiau, aha, ar viskon supratau. Ne, reikia įsigilinti ton lapą, žiūrėkim, kas čia dai. Toks senda taisyklį, kad jeigu laužys tas taisyklis, labai savi smerksi. Smerki, kaltini, teisi. Vat laiką tokį negerą, nu tokį atrodo nepakankam, kad kap tep. Nu ir teisinga gyventų tep elgaus, va toks atent. Vėl kištų lapų nieks, o kudė konda čia reikia pamatyti. Toks žudėlis į tam lapį mirsi, bet tu jau čia neįsigos tik tą Simoną. Toks aten, kad mirsi, jeigu gyvenis ne pagal taisyklis. Tai jau pažiūrėkim, kur čia mirti turiu menį. Nu toks, kad pražudysi save emocišką, dvasišką, fizišką. Nes labai atrodo, jiem į ton iširdį labai graušys dėl to. Tai čia ton irgi reikėtų tvarkyti. Nes čia, nu, didžiulį naštą pečių į tuik užsidėti savas tas taisyklis, tuik, kurios realiai, nu, prieš tavi. Anus tau nelėt gyventi, taip kaip tau negyventi. Gerai. Gerai, kas toliau? Tu man įroda tokį mašinytį, ton bišk senovišk, tokį vabaliuks ant vadinam, sabs, neatsimenu, nu, tokį mažytį atrodo veikti. Kontas reišk. O tas reišk, vat kad te, vat ką pavyzdų parodau, tu te paroda, tu ateini ton mašinytį, sėdi ir važiauni, bet važiauni tep. Išvien kelpo, įsikėt, rongs iškėšus per longų, nu tu atsipalaidavus, vėja vaiki. O kontas tas pats vis reiškia, kad labai nori ir tau palei sielą, palei ton kokį tu esi, tu turėtum visiškai atrodo be taisyklių gyventi, su labai tom tokiom būtinom taisyklėm, kur jau, nu, iš tikrųjų, kad nekenktum savo kitim, o šiaip, nu tau reik laisvės nuo pačių savęs.
iš savo tų įsitikinimų tokių išsivadauti, iš savo tų taisyklių ir tada būna ten, kad tu paliktum nau įsimuona. Nu tuoki, aš vat klausiu, a tu dabar esi tuoki, tu iškart portą galvą ten. O tas vat kuoki reiškia, tuoki vėja vaikiška atsipalaidavusi, tuoki leid savo šnekėti nesamonis. Ir tokie nejamonti galvą, ko kiti galvo apie non. Vat tiesiog skraida čia to mašinuotė, su tom ronkomis apmusikoju, šuoki, muzik pasileidusi važiauni. Netaisyklinga te abikap. Ignoraudama taisyklės, va tep. Čia mano ten, kad yra, nu, jeigu nori patapti laimingai iš tikrųjų, tai būtina tą vyrų išmokti, va tep gyventi, išsivadauti iš savo taisyklių ir gyventi. Leisti savo būti vėjavaikišką, nes dabar, nu, esi tokį įspaudus į savo tų taisyklių rėmus ir visiškai neleidži savo tep atsipalaiduoti. Nu, absoliučiai. Ta prasme, atsipalaiduoti gal ir leidži šiek tiek, bet laiką savi sukaustyti pačių taisyklių, kad ką prider elgtis, ką neprider. Kokia prider būt, kokia neprider. Ir man vėl peilį rodo, aš prieš tai nesakiau, bet man rodo peilį, kad, nu, pats savo pjauni. Net neduriu, jau pjauni tie. Jau net krauju karas bėg, nes, nu, teik skaudžių situacijų pats savo pritrauki per tus tokius, nu, savo taisyklės sukortus, per savo įsitikinimus. O tas labai kenk. Gerai, parodį, kas daro. Konda Simon, reikia mums pažiūrėti, pamatyti. O tu didelį ratą stovi, tas ratas, žinai, kur būn per lošėmų, kur va, suki ratą ir žiūri, kas ten iškris. Tai va toks ratas yra. Aš nematau, kad ant tų ratų būtų kažkas surašyta, žinai. Va tu atrodo, va tas, kad sukenaun, reiškia, kad tikys iš gyvenimų kažko gero, kad kažkas pasikeis, kad kažkas nutiks tokį ypatingą. Bet atrodo, net nesupranti, kas tas būtų ypatinga, ko gal norėtum, ko tikys iš gyvenimą. O tie apie dėl to, kai jis per daug atitrūkus nuo savęs. Atrodo, kažko nori iš gyvenimą, bet nežina pati kuo. Ar taip gal jautys, kad vat gauni atrodo dalykų, bet vis tiek vidui, nu kažkas įnetėp, kažkokį tuštumą, kažko darėk. Ir toks sen, kad vat tikėjimasis, kad gyvenėjams kažko matims ir padovanos. Mona ten, kad ši yra iliuzija. Kad ši tik iliuzija. Kad tu pati, čia tu esi tas, tu esi ta, kuri atneši savo gyvenimą staigmenas, malonumus, džiaugsmus. Tu esi ta, ne pats gyvenėms. Ne gyvenėms veik į tavi, bet tu į gyvenimą. Ir gyvenėms tau atgal daug tom, kontų spinduliau iš savęs. Tu esi kurieji. Ir tas rodo, kad su tau tokiu tikėjimu, iš noru, kad vat, kažkas atsitiktų nuostabaus, kažkas įdomaus, ypatinga, nusivylė, nes neatsitinka atrodo, o tu lauki, gal vėl tikys. Ir vėl toks aten, kad tas gyvenėms nedžiugint, toks gal nuobodus, toks gal kars net nepriimtins. A čia tie prieks gyventi vis laik, va tokie aten. Bet tas viskas įtikta dėl to, kad tu pat nesuprant, ko tu iš tikrųjų sugebi, kokia esi būtybė. Ir kad tu pat gali kurti realybę tokį, kokį nori, tik reikia išmokti. Reikia išsivadauti iš tų programų, kurios korva tau tokį realybę, kuri yra dabar. Iš tų programų, kurios verta kur taisyklės savai, kurios neleido nulaužyti. Ir tada bus pradžia grįžėjim į savį. O kaip grįžti į savį, aš matau, tu ton ratą išmetis jau. Nu, nebesitik iš gyvenimą nieką, nes atrodo žinai ir jauti, kad tu pati pritrauki dalykus į gyvenimą. Tu pati esi tas magnets, kuris pritrauk. Ne gyvenėms pats tau pakiš. Bet tu pati atsiunti savo per gyvenimą. O taip. Atrodo net vargiant tas tikėjimais, kad kažkas va turi vykti, kad kažkas atsitikti nuostabaus gerą, kad gyvenėms kažkoks įdomesnis palektų. Atrodo, va dėdi lūkesčius ir tie lūkesčiai tau žieb atgal paskiau. Nusivylį vat labą. Nusivylį, nuliūstų ką patį čiučiutą ten į gyvenimą. Bet te atrodo nūstumė ir susitvarka greit su to ir toliau gyventi. Iki kėtų tokį tikėjimą stipraus.
Ir matau, kad tu ton ratą atsoksi tol, kol kažkoks skaudėlis bus dar įdėts iš vaikystės. Nes viskas, kas mums šiam gyvenime maišo, kas mums trokdo, tai dažniausiai būna iš vaikystės momentą, kurius mes priėmėm sprendimus, įsitikinimus priėmėm per emocijas ir tie įsitikinimai sprendimą važiuojam su mums vis gyvenim kartu ir mums įtakuo. Bet įtakuo taip, kad mes to tikrai nenorėtumėm. Tai va čia irgi ton reikėtum tvarkyti. Bet ton vėlgi tik per fizinį lygmenį galėjom sutvarkyti. Nu, su paleidimas gal rebefinga da pajungus. Nes tu gava fiziškai tas programas, ant reik fiziškai ir išprogramuoti. Gerai, žiūrėkim toliau. Laiką prieš mane. Stovėt prieš mane su tokiu metaliniu dubenį. Tos dubovai pilns vandens. Čia ten, kad ta vėltis yra. Tas vėltis tu teik puoseliai, teik atrodo saugoji, kad neišsipiltų, kad neišbėgtų anuos. Nes jeigu atrodo prarasi tas vėltis, ar anu sumažies, kažkokiu neteksi, laba nusivėlsi gyvenimu, laba nuliūsi. Nes tos vilties yra sudėti, ką pasakyti, laba brongi tavo norą. Ir tu vat vilys, kad kažkas įvyks, ar išsipildys, ar kažko gausi. Ir va tas tikėjimasis toks didžiulis, nu toks, nu nėra super didžiulis, bet toks labai išpuoselėts, labai nu atrodo, nu taip nuoširdė tuo tikį, su tokiu atsidavimu, su tokiu, nu kad verti savi tikėti, kai iš tikrųjų taip bus. Kaip tas tai veik, pažiūrėkim. Pavargst, vargint tavi tas toks tikėjimasis. Labai vargint. Nes atrodo, va, tikys, kad te bus, bet tikys, kad te bus ir nori, kad te būtų dėl to, kad dabar ir bloga, nes to neturi. Ir tokį nevėlis atrodo apie. Nu, bišk netep reikėtų to norą tokį išreikšti. Bet vėlgi netep lengva tom padaryti, čia turi pasidarbauti su savim prieš tai. Gerai. Vat aš klaus, ko daryti su ta viltim lūkesčias, su to bliūdu, su vandeniu. Sako, kol kas aniek su to negal padaryti, na kitaip neišien. Reikia išdirbti to. Čia toks ir gan varginantis dalykas, tas toks vilčių turėjams, žinai, didelių puoselėjimų vilčių turėjams, nes kuo daugiau turi vilčių, kuo daugiau tikys, tuo labiau skaudė bus, tuo labiau nudėksi. Čia kaip bausmė savai, žinai. Aha, gerai, ko dar Simona norėtų mums parodyti. Vat stovam čia, tu super išturoda veina veit šitokie, jeigu taip apibūdinti, kaip aukštesnis už mumis štolps, taip, nu per kokį metrą, pusantrą, tas štolps toks jauds, kūgi formas, nuo sklyn netgi toks energija, su garsu, tu bzzz, toks su vibracija atrodo. O kas šį pažiūrėkiam, ten iškart skausmus. Iš kur čia tos skausmus netekts ten iš šeimos, ankstyvam amžiau. Neteka artimo žmogaus ankstyvam amžiau. Ir kada neteka nuo, atrodo lyg, nu palauk įsijausiu. Atrodo lyg sai prakeik, nesaka, va tu žodžius aš negera, aš kaltai, jeigu ne, aš nebūtė pasitėki. Čia viskas per muni. Čia šiuo gyvenimą. Pažiūrės tau, iš kuo gyvenimo į tą susidūris. Iš praeitą. Nu, dėl netik, takyk laikiau nešiuosi, nu, tris pirštus rodo. Ar galia manom dabar išmesti? Gerai, liekam į tą reinkarnaciją, žiūrėsim, kur ten nusprendė tiem daryti. Matau mašins, didelės tekinės, siauras tokias. Nu, tokis kampautas, šis senovinis. Važiuau, aha,
Matau tavi tugi damutį, labai puošni, labai graži skrybelaitį, tą suknutį tugi. Nu, labai graži suknėlis ten buvo, labai stilingi žmonės atvakšydavo. Pūsta tugi graži. Ir tu jieni čia, kaip parduotovė, kaip kažkas tuokia. Nu, kur jieni ir vat blum suskomb duris, tu vat skambaliuką tokiai. Jieni atsisėdi, čia pas būrėjais jis atėjus. Pas būrėjais ant tau buvo ir kažkondėlio kortas, tas rutulys padėts. Bet ant tau kažko neišbor, kad tu labai verkiai, labai silvartauji dėl to, ko neišgėrsti. O Anai tai te pažiūr į tuokį pikdžiugą, nu teik atrodo džiaugas ir te pjaut tu eksmins. Intencija atrodo, kad nulopsiu dabar iš tavęs, per ton sielvart, per ton tavo liūdės, atrodo, paims iš tavęs. Paims iš tavęs, ko paims iš tavęs? Paimsiu iš tavęs gebėjimą priimti skausmą. Oho, kokį. Nu gera, žiūrėkim, kas būntų išėlį. Bet apie vien link durų ir kažko nužmėrišti parė, net gal prie nos, kažkokį papiriok padaudį. Ir Ana tuk pasimetus, ant kap tikėjos, kon tikėjos. Tu žiūri tave apstolbusio makymo, tu eini ir išeini. Jien tu supykusi. Ai, tu išėjai anksčiau laiką, Ana nepabaigė. Ką pasakyti? Visų kabutės apeigų. Nes Ana norėjo kažkon su tavim padaryti, kažkon paimti iš tavęs. Bet tu atrodo gava vis informaciją, kur reikėjai. Atsistoja ir išėjai. Nebelaukia, kol pasibaigs tas vis. Tiesiog atsistoja ir išėjai. Jien tu žiūr su tokiu šoku, bet šoks ne dėl to, kad tu išėjai, dėl to, kad nuplaukė nos plana, paimti kažko iš tavęs. Ir Ana matau daro lėlį tokį, daro vūdų lėlį. Padar ton lėlį, bet te patrūt kažko trūks da tą lėlę, nieko prisiekt, kad prijungtų prie žmogaus. Tu iki vakščių jien pamat, kad tu vėl atein pasanos, te patrūt netaiks nušvint. Tu atein pasanos, tad vėl atsisėdi, saka, da noriu vien dalyką. Ir Ana sako, gera, bet kad ton dalyk padaryčiau, man daug plaukų, 3 plaukus savo, išsitrauktų tus 3 plaukus, gera, Ana čia viskom padarė, išėntų. Ir Ana atbėg prie tos lėlės, suk plaukus ant lėlės, te per kaklą, užverž. Ir tu matau tau su gerkliška, ar kas bloga pasidar, kad ryt būtom sunkia palieki. Sunkia ryt palieki, atrodo ir įkvėpti sunkia, toks valgyti sunkia, nu toks į tu vėl atein pasanos, saka, vat kažkas šeimony, kažkas tokį. Ir An čia padės tavai, vat sėdat, vyks šitos, nežinau, ritualas, ne ritualas, kas čia. Vyks toliau dalyką ir ant tau bakstel su adat kažkokį pirštį, biškitė, pačiučiut lašiuks krauji ten sunkas, tu tik nesupratus, kas čia maždaug viskas gerai, te reikėjai. Jien ton krauji te apsuviršt nuvalai, te aplik paslapčiom, te kad nepastebėtum palaiž. Jien te vos ne atrodo, žinai, ką paragauji ir atrodo apetit sukils, nes teiks skane, tai vat lygiai čia te pat kaip kapukį vampyrska būtų. Ir paragavus to kraują, atrodo pasiemi iš tavęs dalėlį. Net ne dalėlių, tu visą skrynę, atrodo, iš tą vidaus paėm. O čia sugebėjimą gyventi taiko su pasauliu, sugebėjimą matyti grožį negatyvę, sugebėjimą išjausti blogiaus negatyvą, skausmą, naudą ir būtinybę. Va tukiai ten. Ten tukiai kaip išdirbti dalyką. Ir tu benu atrodo iš vis neapmata gyvenimą džiaugsmą, nes atrodo pradėti ton niūromą ton skausmą matyti per negatyvį prizmį, kad tas į blogą, apsikriau dėl to. Ir kas atsitinka? Ir tada viskas, kas kaudaus atsitinka, nebepriėmi, o talpini pasavęs. Viskaudus išgyvenimus, viskon, kas atsitinka, nesusitaika, nestengys užmiršti, o tiesiog išjauti skausmą ir uždara pasavęs. Ir vat kaupas tą štolp šitą jau per 3 gyvenimus. Ir unsigalings. Net ar čia va ten aš girdo, užėsi, tiesiog vibraununšia.
Gera. Kas dar iš tos reinkarnacijų, jeigu norėk pamatyti, nieko. Ar į kas nors anaiščiai, kas būtų reikalinga? Ne, tai trena laukas informacija. Tam momentį atsuk laiką atgal ir daug informacijai, kon ta būrėjai, kabutės, tau nu padaryti. Tu taip net atšuokia, tu ir išbėgi lauk. Ir niekad nebėg pasiūkiu būrėjai. Ir toks džiaugsmas matą veidį, kad nieko blogo nenuteka. Kad vis gera dabai. Nu ir tvarko. Gera, tau sutvarkys 8 reinkarnacijai, tai jau namaluk tai liek. Gera, grįžtam į čia į dabar. Į to negatyvų štolp, ar galėm mes anon sunaikinti? Galėm. Padarykim, kad praeitų reinkarnacijų ir užpraeitų, jau leistum savo išjausti negatyvį ir net nebekauptum. Mums mažėja, aha. Gera. Išvalom informaciją lauk. Gera, tas tvarko. Nu kas toliau, baimis ateina, iškart saka baimis kažkokis. Jauti didelis nepagrįstas baimis, atrodo, lyg patenų prisikortum. Nu, kas per baimis, dėl vaikų, iškart pakalenda. Atrodo, labai nerimauju dėl vaikų, nors atrodo, nieko nerimauju, viskas į gerą sunas, bet atrodo, pačia gimst tokių momentų, kadrų, kur kažkas atsitinka, tai taip išsigaus, net matau, taip toks susijėm, žinai, nu tas reiškia, kad nebūtina fiziška taip, bet kad nusukretas taip, žinai, pajauti, žinai, nemalonių dalykų apie tom pagalvojus. O kodėl tau taip yra? Turi kontrakt, čia jau interferentą prasideda. Čia jau interferentą, nu gera. Gera, nu ir pradėkim nuo to tada. Ir pradėkim nuo to interferentą, kuris tau baimės taip, kai aš pasirodė, ką atrodo, toks tiesiog jauts, beformis, toks kaip, nu kaip reikia papasakoti, kaip jauda masė tokį beformį, bet ana gyva, ir ana pulsuojančia, tas formas keit, bet neįgauna aiškios formas, tiesiog toks kaip jauts negatyvus, gyvus toks judantis, net ne borbaus, o masė, va ten. Su tokia demoninė energija ten. Mintonti baimė, ana min baimė tava, labarek. Labarek ana tau baimės, skani. Nu ką visi manim. Gera, ar čia papildoms, ar galėmės nu taip ištrinti. Gera, leidamės į reinkarnaciją, žiūrėkim, kas čia vyks. Matau tokį momentą, va į kryžius, toks gražus metalinis įbestas. Mums atrodo, kad virš karsta, jūs čia visi aplink ton karstą sustoji, ar meldaties, ar mantra, vat kažkon te pronks į viršą įdomiai iškėlį ir šnekat. Šnekat, į ateini, tu matau. Ateini tu, te aplita, neši ronko kažkokį taurę. Pradaro ton karstą, nu čia gal ne karstas, bet toks panašus į karstą, o ten gyv žmogus, mums taip atsimerk, bet toks mums į kažkoks kitoks. Kaip užhipnotizuots, toks kaip išėjęs iš savęs, atrodo, nesuprant, kas vyks, bet kaip robots dar kas leipta, kur reikia nam daryti. Išlipuns iš to, vadinkiam, karstą, atsigulint akmens. Ir vat jūsų čia ir, nu virš 10 tikrą iš vienos pusės tu ateini ir tu ton taurį laiką, o iš kitos pusės kažkas į su dorklu ateis. Su dorklu nusmeig, matau, ton žmogui, jis kažką prie saulės rezginti, tarp širdies, tarp saulės rezginiaus, šaun, ton pėlį. Ir tada dar gerklį perpjaunti, nu te pilgą, žinai, jau nuo vos nenausiais įkiausiais. Į te biški privert, kiti pavert un šūną, viens galvą prikel, į varvinį ton krauji, savi taurę.
Nu, privarvint čia tu krauji, jau. Iškeltauri kažko niorni, pasakoj. Tai kiti irgi iškėl ronksi viršų. Dabar atsiklau prieš tavi. Ir tu gertum krauji. Šilti da tu. Išgertum krauji. Tau net atrūtė blugą pasidar, liktum tau ir išmeti šonku. O kas čia vyks su tavim, lyg springsti, bet ne nuo paties kraujo, dėl to kas vyks, pajūnt, kas dedas. Atrodo, kai išgėrėtum kraują, dėl tos visos apeigų energetikas, taip atrodo, kad per kraują tavį, dėl tos visos energetikas į tavį įsilenva tą energiją demonėlį, kad pasiglemž tavį. Ir tu tai numiršti. Va čia kosiai visi laukia, atrodo, kol tu atsistuji, žiūrite, kas tau bus. O tu te pumpt ir viskas nebejudi. Ir viens te prien, prided rank prie pulsą, o tu negyvo. Oi, nu nei čia datų išlikštybių dar, bet aš nebepasakos gal jau. Viskom pamatėm, ko mum reikia, jo. Gerą atsuklak iki moment, kur jau žadėjo gert, įdėd informaciją, kad negertum. Ta taurė iškrent su krauju piln ronkos. Nu gerą atsukam laiką atgal. Padarau, kad gimtum kito veito, pozityvus gyvenėms, fainas, šilts, malonus. Daug įgūdžių gerų. Padarykim, kad laiminga ir senatvė, anūkų daug. Dar kažkas netep, ta taurė, matau, kada tavi tako, kaip suprast. Prieš tai buvo moments, kad tu davė priesaiktą, tą grupuotę, tą brolyje ir su ta taurė ronku ir kažką prisirišot. Gerą atsuk, aš dar kito moment laiką. Nu, gerą, pavyko. Grįžtu čia dabar, sunaikintum kontraktą, išreikalauju visko iš to interferent, ko neištais paėmis. Visko tegu atiduod. Aha, vyks veiksmus, o kas priklauso namą, atiduodama nam. Tai jau. Vyksta mainai, sekundę. Daugun čia buvau prisisiurbs iš tais, nes ir ant šitą sudėjai. Taip, įsitikins, ar vis švarė čia gavos, tai jau. Gerą, mainą įvyka, iš kamalį išmetama su visom šmutkėm, informacijų laukia, portalą. Gerą, žiūram toliau. Kits kontraktas, bet čia jau vėl tu patys pasirašiusi nori. Klausyt savo baimių, gyventi per baimį, vadovautis baimėm, atrodo priimti sprendimus, ne pagal ką būtų geriausia, o nepriimtų sprendimų, dėl kurių labiausiai bijai atrodo. Bėgtis nuo savo baimės, leisti tą valdyti. Ir vėl man rodo vaikysis moment. Vatin išmoka, atrodo, atidavė savo valią, užspaudė savo valią. Ir toks jausmus, kad pasidaudinu tada baimėm, leidinom tai manipuliuoti. Taip atrodo sustipriai tos baimės vis ir sunkiai pasipriešinti yra. Blokų tokių visokių. Kada tu pradėjai tom kontraktą, kada sukūrė, parodyk, moment vaikys matau. Bent eterišką, vert čia kažkom daryti. Ne, su paleidimas reikia.
Nes aš eterišką galiu išvalyti, bet tas niek nepakeis, nes fizišką gava programas šiam gyvenime jau. Ir vat, anas reksų paleidimas jau gyva išdirbti, nu ką, apie susiskombinus gal, bet jau reikia ir tą bišį, nes čia ir tu gavęs darbuotojas. Tai ko su tuo kontraktu daryti? Palikti. Nu, prisikuri tu čia, Simon, pati. Irgi. Gera, žiūram sekundžius kontraktus, interferentų pasirodė. O, toks didelis šveitontis laps, bet uns tik atrodo labai šveitontis, labai pozityvus, tas reiškia, kad tas sutartis iš interferentų bandom pateikti, kaip labai pozityvi, labai daug gerą daudojant. Bet kad aš nuėmu ton pirmą lapą, aš ten matau jaudą parašytą, bet visiškai kitų sąlygas. Kentėti, abejuoti, nepasitikėti savim, nepriimti pačią sprendimų, vadovautis kitas, negyventi pačiai, va toks aten. Gera. Pažiūrėkim, kas per interferenciją už tos to. Šlykštus toks. Nu, nei visiškai nesimpatiški, iš tikrųjų, gražinę nei nemačiau. Ką puns tavi tako, pažiūrėkim. Tu vos tik pagalvoji apie ton. Vos pagalvoji apie dalyką, užsiėmimą, momentą, ko darytum gyvenim, kas tavi labai džiugintų, kas tau būtų labai gera, kur save realizuotum, bet va tus dalykus, kur iš tikrųjų tau širdelę įskirti, kur va tau kapsielą įskirti, uns iškart tau tokios baimės, abejonių, tokių nepasitikėjimų, bam į tas mintis, kurios ir iš tikrųjų geras, kurios tau duotų daug naudos, jeigu realizuotų manas, uns iškart užgniaužinė, nes prarastų, gal tavi nebegautų teik maistą iš tais, nes uns nor baimis tau. Nor tau baimis, kad bijotum gyventi, bijotum bendrauti, bijotum šnekėtis, bijotum išreikšti savi, uns tik augtų. Nes uns labai sen esu tam ir į daug iš tais jau prisirinkęs, daug paėmis. Nu gera, ar galėm šią atmestom kontraktą sunaikinti? Ne, lėdamės į reinkarnaciją, kur buvo pasirašyta. Oho, Simonės buvis milžins. Iš karto aš perspėsiu, žinai. Tikra istorija, kas buvo iš tikrųjų, mūsų labai slepiam. Ir, dabar ko neišgirsti, čia bus kosmosus, bet tau rinktis, ko iš tikrųjų tikėti, žinai. Aš matau tai kaip didžiulį milžiną. Didžiulį. Jeigu aš savo ūgį atsistočiau, aš iki kulkšnelis tik tą, va toks. Vyrs. Bet toks vienišius, šitų milžinų jautų yra aplinkau, bet tu toks esi atsiskyręs, nori būti viens pats. Taip atrodo sėdi, atsisėdi, atsirėm į medį, tas medis tai nelabai jau didelis su tavim palyginus. Ir taip atrodo, kaip čia pasakydama, susijungi su gamta, išjautenon, atrodo medis lingonas ir tu kartu ir palikti, kaip vein su gamta. Jeigu nesuprasčiau, kad tu esi milžins, galvočiau, kad tu esi kartu medė, žuolis, tas daiktas irgi čia išaugis iš gamtos, taip atrodytų. Nes tai, kad atrodo pasineri saviharmonija, tiesiog bunčiai dabar momentį, bet to gamto, tokio pilnatvė meilė. Aha, kas dar? Ir labai traukęs, nes čia matau vyksta ir negerų dalykų aplinkau, tu labai traukęs toli nuo tuo. Toks atrodo milžins, bet tokios geros širdies, toks gerėtis, jau toks atsidavęs savo, meilė, nuoširdumau. Meilė, ne milžins, meilė patalpintai milžin, toks, teik jau te atrodo tų pasaulį grožį. Bet bijoja labai negatyvų, toks lyg dabuva, kaip siela nepratusi prie skausmo, prie tos tokios negatyvios vibracijas, prie kovos ypač, labai nuo kovos bėgdavas. Kur būdavo mūšis, muštynis, kautynis, tiesiog portydavo tavi.
A ten neskitų širdis tau buvo, nu tokį jautromų, tai kad atrodo norėjo gruožiaus pasaulį, matytą nunjaus, bet o tuo sunkumu negatyvų nemokėjo priimti irgi su gruožiu, nu toks buvo. Aš tai matau ten kaip labai nepatyrusią sielą šio žemėje. Ir dėl to tau tik buvo sunkia to negatyvų matyti. Tiesiog bėgas, nes tau ta pat vibracija negatyvų buvo kažkas tai, nesuvokiama baisaus, nepatirti, tik porto, išlikštaus gal netgi. Gerai, kas čia vyksta? Tu nusipjauni pirštą čia. Nusipjauni galiau pirštą, suvalga. Ar čia fiziška nebuvo? Nu jo, tu tie specialiai padarė, o dėl ko tie padarė? Saka, kad sustiprėčiau, kad pritapčiau prie šio pasaulio, kad išmokčiau prisitaikyti prie to negatyvo, prie skausmo, prie baimių, prie muštynių, kad sužiaurėtum. Bet vat nusikirta ton pirštą, tu įsimetė valgą, tiep nuryje ir sukniuba, tiesiog verki, va ties milžin, sukniuba, kriuoki, bet tai gailė. Taip atrodo net vatun kelių, bet galvai ronks un žemė padėjęs, į taip gailę verki, nu tas verkiams tai toks, aš šalia kastuovu net man per krūtinę ant balas vibracija, tai galinga. O kodėl tau taip, nesuprant, kad nepajėgsi, suprant, kad tau tas negatyvs į per daug, kad jums tai sunaikins. Ir toks su tokiu supratimu, su tokiu realizacija, va tėni, labai tu galvą nunarinti, apie ten nulesti, nes suprant, kad nepabėgs negatyvų, nes visur, o to nepriėmi, nemoki priimti, tavai per daug ir atrodo, kaip dabar reiks gyventi, ką būti. Ir va taip sėdi matau, sėdi panarėnis galvas, šis vyrs, didžiulis, sėdi panarėnis galvai, tie pat, tu jau išjaus, koks ten mintis. Aš negal, mūni per daug, aš nenoriu to jaus, nenoriu to matyti. Aš nenoriu taip gyventi, nenoriu to gyvenim, nenoriu čia būti. Ir va tokia jam pastovė. Noriu išėti, noriu čia nebebūti. Taip atrodo, ieška net išeičių, kaip čia galėtum išėti iš tos veitas, iš to pasaulį. Ir tu matau, nusiskundini. Nes toks vata ten, kad geriau mirsi, negu tu liau išgyvensi to negatyvą. Tu liau jausenu, nes be gal tau baisus tas negatyvus, toks nepriimtins. Atrodo, net nepajėgtum pernešti, kai norėtum. Ir tuo metu, kai brendi vondi, čia vundau su dumbla, su visko, toks kaip pelkė, didžiulį pelkė, ir tu taip ne visur atrodo, net gali gylį gauti tinkamą. Bet su tokiu pasiryžimu, ir nusiskundini. Bet va to metu, kas skundinys, tu eini su tokiu sielvartu, tuoksi sielvarts, kai žina, kad jau, teik tau tas gyvenimas iš tikrųjų brangus, bet va, nes tarp šilumos daug jauti pozityvų, bet tas negatyvus į nepakelams. Ir va toks sielvartas dėl to, kad, negal čia būti. Ir dėl to tokį juntamą sielvartą, dėl to, ko on žadi padaryti. Ta energija, tas interferencijos, uns jau kaip į pelkė buvo, uns kaip pelkinis yra. Ir to met susijungi. Dėl tau tokių emocijų žemų. Ir tos intencijas nutraukti savo gyvybę. Nes palika be apsaugų realiai tau momentų. Gerai, atsuk bišklai, kad gal daug tau vis informaciją, kon sužinojom. Ir aš ką klausiu, ar tau reiktų gyvenimą, tos patirties, saka reik. Reikalinga tas. Tai kon čia galim pakeisti mirties moment, jeigu kitė pasirenk išėti. Kaip kitė išėti? Krentu ant nuolos. Nes kažkaip
atrodo tas kritėms, skraidyms, nu tu aišku neskraidė, bet lygiai buvęs padaras, kuris skraidė ir per skraidymą, bet per tokį potyrį orį, buvimą orę. Tu atrodo grįžti į savo tokį pirmėnį palaimas būseną. Ir tu matau čia šūkį nuoluos, užsimerki ir krenti, nu, veids tiesiog iškreips laimis, nu, tai, kad atrodo įgerintų pojūtį, nu, ir ištikšti ten apačiuo. Da kažko judį matau net, nes kažkaip nemirtina, nors kritai iš labai aukštą. Keiti kūną ten labai buvo, keiti kaukulį, net aplengva užmušti, bet nukraujauju, nes, nu, susižeidė stipriai. Kam dabar? Nu, ten liuks viskas. Gera. Gera, grįžtame čia į dabar. Sunaikin kontraktų interferentą. Atiduodamis konkon, kas yra anuo pas mūsų, o kas yra mūsų pas anuo pasimam. Aha, vykst veiksmus, tai lukti liek. Tai jau. O, oni čia vis tiem nemaža prilopištais. Aha, informacija atrodo atsimainėm, tai apžiūrėjus dar atidžiai niek nepalieka. Biški boda. Gera. Nu ir išmeta mano lauk. Su vis informacijų lauk, su visko. Nu va, išmetėm. Gera, žiūram kitus du. Kas čia? Čia toks įdomus, laikau kontraktą ronkų ir atrodums ir didelis laps toks, ir mažiuks. Įmatau du ašanus, va toks vienam lapį, du lapiuką. Kontas reiškia. Nu, kad papildomų sąlygų yra. Nu, tu jau žiūrėsim. Tegu atsistoja interferencija prieš mumis. Tas interferencija toks kaip su veina, akim žinote, kur būn trolė, netrolė, vat labai panašus į tuokį, bet uns į neveinis. Čia ir uns ir kaip anu palikonis kažkoks. Tas palikonis biški toks. Paskaitykim kontrakt sąlygas. Varžymas. Neleidam savo būti savim. Taisyklių. Paklusiems taisyklėm, atrodo, neleis savi išėti iš taisyklių. Nu, tai kontrolė, savis kontrolė. Bet tokia nenaudinga tau, labai to net žalinga ta vietoj kontrolė. Kuri vargiant, sekant. Nu, tokį tikra ne kažkam. Aha, gera. Ar galėm tų kontraktą taip išti? Ne. Ledamės reinkarnacijai. Čia vėl esi ne tas milžins, jis dabar mažesnis. Gerokai pompos, bet vis tiek milžins. Aš iki keliem dabar tavęs. Ir čia kažkas vyks. Kas čia vyks, pažiūrėkim. Mūšy su kažkau kovoji. Bet tie, nu, kova ta žiauri tokia, tu savo, abudu tokiai stipri ir, nu, tokiai stipri, bet ne viensi, kad tau neįkimba, čia ant valandas, matau, jau naktis ateit, tuliau plakaties. Jau tokiai biški tik nuvargi, tuliau lupaties, jau paritė aušt, jau išvargi. Paritės jau išvargi, bet vis tiek nepasidauda tuliau, kaip lupaties. Ir tu laimi, jums išvargst, ir tu tep, tu pakeli savo ginklą, kaip kokį, nu, užmušė, nu. Eini šalin, toks išvargis vėsus.
Ir atsisėdi tep ir verklama pradedi. Tai jau kriuoki, kad kitep nikap negali išėti, kad būtent tik tep, kad vienintelis variants, kaip tom galėtų išspręsti, buvo toks. Nes tas milžins, kurį nugalėjo, kurį užmušė, nuo ten, kad buvo be gal tav artems, be gal artems. Bet kažkas atsitek, kad jums, norėjo tai nužudyti. Kažkas anam ten atsitek, sumanipuliavo, ar kas, nežinau, da. Aha, žiūrėkim, kas vyks toliau. O tu čia vis dein verkė. Vat vėl atėjo naktis, atsistoji, užsideda nunpetėjus į nešys kažkur. Nešys ir į vondiną nunydėlį. Bet su tokiu pagarbu, su tokiu meilį, žinai, vat matos, kad tau tas žmogus melžėns buvo labai brangus. Su tokiu padėk, kad galėjo anom pažinti, patirti, už visą akimirks, toks ir sielvarts didžiulis. Ir saka tokius žodžius, vat, uns plūduriaun tolyn, tu saka, atidaučia viskon, kad tas nebesikartuotų. Nes kažką pačia aš tokia apčiuopu, kad buvo taisyklės, kažkokios taisyklės, kuriuom ta vartėms melžėms paklosa. Bet tos taisyklės, nuomos jį nėra, ką pasakyti, tyras. O tu jaut per širdį, kad tos taisyklės kenkia ir tu negyvena palienas. Ir kitus atrodo mokina, kaip gyventi per širdį, ne palei taisyklės. Ir uns to nepakenti. Ir dėl to jūs mušėties, kad katras katron. O be taisyklių gyvensiam per širdį su taisyklėm. Ir jo, o tau metu, kada tu sakavat, atidau čia visko, kad tas neįvyktų. Kontraks jau pasirašo. Nes tu, nesvarbu, kad tik šiap saka, bet ta intencija atidau čia visko, kad kažkas tai įvyktų, ar neįvyktų, ar kažką būtų. Tai, eterija tų parazitų į daugiau negu iš tikrųjų žmonių čia ant žemės lompinė. Daug daugiau. Be gal daugiau. Ir, tu vos tik bet koks žmogus tokį intencijai pasaka, a ne iš karto on pajūnt. Nes šį yra kreipimasis, šį prašymas. Atidaudu visko, ką būtų tepi. Jie nei tu neišgirdi, bėgom, katras greičiau pritais, katras pirms tas su tau pasirašys. Ir visi viens per kaitą lipdamis. Į pribieg tas truolis, Ir vat pasiraša, žiūrėk, kaip čia susiriš viskas. Ir pasirašom į sutartis. Vat tu saka tav išreikšti intenciją, atidau čia visko, kad tas nebepasikartuotų tokį situacijai. Ir aten interferenc pasirašau sutartį tokį paklos taisyklėm, neleist gyventi per širdį. Vat tu dėk, kad tas nebepasikartuotų. Įsivaizduoju, vat te paliauns tau padės. Gerai, tai atsukam laiką. Gal aš parodau daug vis informacijai tavai. Tai moment. Tu net lengviau priimti tomai situacijai. Aha, čia keitas kai kurį dalyką. Vien dėl to, kad visko sudėjau, kon pamatėm. Atrodo viskas. Gerai, grįžtu čia į dabar, pažiūrėkim. Sunaikintum kontraktą. Ne, da kažkas į da mažiuks tas viens. Iš kur tas mažiuks jie atsiradys? Gerai, žiūram toliau. O tam mažam kontraktėlė parašyta, nikad nenuklysti nuo savo taisyklių. Visada per anas gyventi, vadovauti, jis anas matyti, jaus, žinoti. Paskiau matau, tu vatės tas pats melžins atein, pas kažkui kaip žiniuojant. Tas žiniuojant toks keis. Aišku, kaip žmogus, bet čia ne žmonės, ne visa žmonės. Tokie visiškai kitokie. Ir tu papasakoj vis situacijai, prašau patarėjimą. Ir va toks gaunas, kad jūs tavi išmokinti nebeprimetinėti, atrodo, savo įsitikinimu kitim, atgyventi tik labiau savėjai. Kažką prisitaikyti prie to pasauliaus išmoka. Lyg užspaust širdį, bet taip, kad tu pats nesuprastum.
į super ir tu į tokią adatą įdėt, kad kraujuks kažką nulašėtų, nes čia kažkoks kaip užtvirtinėms visur toks. Vat prasidų ir pirštėlį ronkom taip kaip suspaudų per dilbius. Į kas čia įvyka, nu tas mažesnis kontraktėlis surašoms, aš irgi daug informacijų, kas ką bus. Gera, nu žiūrėkiam, grįžtam dabar atgal. Gera, bandykim sunaikinti ton kontraktą. Ne, neišėjant. Parmau, aš atgal žiūriu, kas šitą palikta. Kas šį nedadaryta. Ai, informaciją tau reikia pasiimti kažkokį. Nes tam, kad sugebėtum, va tu tą momentą po tų visų įvykių atrodo lyg privertė savi paklost kažkuriom taisyklėm. Kažkuriom. Anos irgi kažkiek negatyvis, nu bet vis tiek nusprendė paklostanom, kad neišauk tokios agresijos į savį. Bet tam, kad sugebėtum priimtas taisyklės, turėjai atsisakyti dalį savą pasaulyje žiūrų, savą jautimą iš jautimą. Nes tu per širdį jautė, kad tos taisyklės išūs. Ir tam, kad galėtum manom paklosti, tanas įsileisti, jisai turėjo užspausti savį. Bet tu savi neužspaudė, o tiesiog atplėšė gabalą nuo savis. Čia energetiška per eterį. Ir uždarė. Tai mes iš kamalį pasimam atgal tom dalį. Tavo. Ir grįžtam į čia į dabar. Gerai. Sunaikintum kontraktą. Abodytum mažiok. Ir išmeti portalą, abudu interferentus irgi taip pat. Irgi išreiškam val, išmetam į portalą. Ai, palauk, da, informacijas neatsimainėm. Kon jį paėms iš mūsų viskon pasimam, kon tu turi šanų, viskon atidaudam. Ir greta, ir bistrė. Aha. Mhm. Aha, atrodo vis padaryta, gerai, išeškamal, išmetam dabar, visus informaciją lauk, suskau. Išmetam lauk. Išmetėm. Ir dabar taip įdomi, net pakilom, atrodo, aukščia virš debesų. Ir tu tokį, wow, va čia tai gal pakelti, atrodo toks jausmus, lyg tai interferentą, laba taip dar tik sunkia. Negalėjo jausti tik pakilėjimą jausmą. Ir čia kur pakilom, toks balts rutulys yra. Ir tu tie panom pamatė, atrodo, nu teik apsidžiaugė, nusteba. Pažiūrėkim, kodėl tu šitai apsidžiaugė. Nes šitau kažkoks sugebėjams, šitavo daikts kažkoks ir tavo, nu be gal brongus tau daikts, sugebėjams, talents. Kas per talents? Tu nelėdi mum pažiūrėti, kas čia per talents. Nes tie paten, kad jeigu dirbsi su savimi pati, dirbsi su savimi išmėstę savo taisyklis ir atrais labą gretą un savo talent, labą gretą. Un satinka visa šaly vos neronk pasiekiams. Ir kas bus po to? Atrodo, pradėsi matyti jausti krypti, kur tau reikia žiūrėti, kas tau padėtų, ką apgyvenant tau iš tikrųjų būtų gera. Ko daryt, kad tu gyvenim susikortum. Vat toks ten aiškoms pradeda atsirasti tavyje. Bet čia ne iš karto, žinai, turi užsiimti su savim, Simon, nes, nu, visada tenkiniai darbą į savį, jeigu nori, vat iš tikrųjų susitvarkyti. Nu, tu nepabėgsi. Aha. Nu, gera. Gera. Končią dar mums reikia pamatyti. Nieko. Gerai, ledam žemyn. Gerai, žiūram da kontraktą. Pažiūrėkim, kas čia per kontraktas. Taip pat atrodo,
nu pirmos pos niek nematau, apvertų, atbulom raidėm parašyta. Klysti per klaidas, neatleisti tau už tas klaidas, kunkinti save už klaidas, pritraukti klaidas tam, kad kentėtum, priimti savo klaidas, kad buvimą nepakankama, negera, neverta, negabė, nu va toks savis gniuždyms per klaidas. Pasirodė, ką atrodo, nu toks, kad čia jau padaras, čia jau net ne kuais, ne ronks, čia padaras, didžiulis padaras. Toks biški varlį rupūžį užneš, bet didelis, toks rauplėts baisus. Gerai. Pažiūrėkime, ar galim tau kontraktę paprastą sunaikinti. Ne, gerai, lėdamės ir inkarnacijai. Kaip įdomiai geras, eik tu savo. Bet čia matau, vat vyrs vakščioji, toks atrodo vakas, žinai, veda su gobtuvu. Tas vaks toks uždengs su tokiu, nu, gobtovus, kur nepasakys, koks veidėlis. Bet tas vaks, čia 30 metų vyrs, kurį toks, kaip vaks, nedaugis, bet nieks nežin, kad jis vaks. Ir vat, o tas vaks mažus vyrs 30 metų, kur atrodo, kad vaks, esi tu. Esi tu ir jo esat draugą. Esat geri draugą, apsimeta tėtis ir sūnus. Vakščiuojat per toks kaip turgavėts, pirklevėtis mona ten. Ir vagiliaujat. Enat vadvijau ir vat įpulat į žmogų atrodo. Ir čia jų atsiprašau, tu tep, tas tau draugs aukštesnis, tep atsiprašinėt, un žmogų čiupinė su ronkom, tep užpečių paėm, atsiprašau, vis gera. O tu greta tas kišenis tikrin, žinai, jums ir pavaigi tų pinigų, ten magiliaujat, kaip reikinti. Ir vienas iki apvagat, nu vat matau, čia aplinko visur žmonės, toks sugoptų. Ieška prien, aš nejautu iš viską čia būt žmogus. Uns iš išvaizdas atrodo kaip žmogus, bet energetiška čia nie žmogaus. Uns stepe lyg žinotų, koren ir kudėjam. Uns intencija, tu ir tas tau draugėlis. O kudėjų, jau buvot nužiūrėti ten. O dėl ko jums nužiūrėjai? Kažkam tinkai buvot, kažkom pamat, kad turit kažko savy. Ir tas žmogus, kurį ne žmogus iš tikrųjų, teisė jums. Uns kaip nesimata jūs iš ten, kur uns bet uns jaut, uns lyg žinot, kur reikėt, ką apėt. Nu, ir jūs, tik gaunat progą, kad uns prien bumt sienon į paulat, jafvadat. Ir tep uns įduomenėt, atrūd nesipriešint tok šals, kaip lilija, te bumt į paulėt, uns net neregaun, apvogėt, jums tep nuėjai tuliau. Ir tas tau draugs tep, susižvalgėt tokį, kad kas čia namyžina, ir viskas, jam tuliau. O pavogėt tokį žeidą. Tas žeidas toks gražus su tokiu žalsvu akmenuku nepermatomu. Ir tu tiep uždėdin piršt, pasukiuoj, nusimaun, pažiūrėk, saka, koks žeidas daug tam draugų, tas ir nusimaun. Ir tas žeidas užsimovėms jau, pažiūrėkime. Jav atsirand kontrakts, da nie sąlygų, bet jav ir kontrakts. Žiūram, kas toliau vyksta. Enat per mišką tumsija naktis. Tas žeidas, uns jį ne šiaip žeidas, uns jį kažkoks ypatingas. Užkrėsts laba. Užkrėsts gyvūnų agresija. Kas anu nešiuo, atrodo net žvėris visi miškte pasį su kitom posė. Ir vieni bėgas, o kiti vieni bėgas toli nuo tos pos, o kiti kaip tik ieno, nes nors suplėšyti, sudraskyti, va toks nevaldoms nors atrodo draskyti. Vien dėl to žeidų, kur nešaties. Šitie plitą suvežimą tą važiuojit ir užpol jums, užpol vilką, plėšą, draską. Tom draugėlį ten nereik sudrask, tai čia lengviau da tompa ir
Ir va tu te apgirdu, va maldauju, ne, bet toks net karts ne pasakyti, nes iš visų posėtrų taip drask. Ui, ką žiaurė. Ir čia atrodo, kad kadangi tą mėrcį pritraukti dėl to žaida, tai ir tiem kontraktus į sąlygas dabar dar rašomas, o antra dalis padaryta. Klausiu, ar kokių patirčių iš nereikia, kokių gerą atsukų laiką atgal. Aha. Padarau nuostabų gyvenimą, malonu, džiaugsmingą, fainą, turiningą. Su graži šeima, gražias tėvas, gražias vakas. Ir ką įdomu, va dabar da tebes turi reinkarnacijų, da nebaigti tvarkyti, o man jau rodo tokį, tos reinkarnacijas dalį, kaip aš suprantu, toks kamuolys, didelis jauds ir ano vidui tokį kaip žaibą melsi, išvarti, apsklindi. Kas čia yra? Aten, kad sugebėjams išplėšt per apgaulę, per negatyvą, ką panom susigražinti. Į gimė momentą reikėti. Čia to paties gyvenimo čia yra, na, gimė momentą. Nu ir aš matau, vat, priėmėjai, vat, tavi gimda, į kas tas, kuris priėminė, nu vėl, iš žmogaus, sakė, žiūrint, atrodo kaip žmogus, tu senė, nefainai, tu pirštą tai kaulėtų, kai baisi, nu įsilg, nu kaip ragan, man atrodo. Bet jeigu žiūri energetišką, tai netronks, toks palikti ilgai šlykštis, nu tokį, nu labai šlykšti, jau, fu. Nu, ir va tu gimsti, ir kol tu gimsti, dar net nesišlindys, aš matau, kad pana, atrodo, su nagu jau braižda tau, va čia priausiais, taip čiučiuti dor, čia įbrėž, užkeikinė, įdėt blokus į tai, kad tu neaugtum. Nes kai užaugi, kažkas aktyvaujas tavį ir išėm iš tavis kažkokį dalį ir pasiėm. Va tep. Nu gera. Ar galim paprastą tep ištrinti, pakeisti? Gerai, atsukam laiką atgal. Kol dar net netėjai į ton šeimą, padarykim, kai keit šeimą atėtum. Palaukau, ten. Čia reikia gal atsimti iš tos močiutis, iš tos šlikščios senės. Gerai, sukurnau reinkarnaciją, pozityviai faina. Pasimam iš tą informaciją, gera. Nu gera, išreiškam valį, sunaikinam ton kontraktą. Susigražinam informaciją, kurią paėmė iš tavęs, ir atiduodam vis, kurią įdėjai mumis. Ir te apstebėjos, kad čia viskas gerai gautos. Aha, vyks veiksmus. Luktelėk. Dar luktelėk. Tai jau. Aha, atsimainėm, tai jau visi tikims ar visko. Nu čia daug buvo prikišta, tu savo. Nu gerai. Atrodo visko nišėmiau. Jo, visko nišėmiam. Išreiškam valią ir sunaikinam kontrakciją į portalą ir ton interferent su visom šmutkėm į portalą. Su vis informacija lauk, su visko.
Gerai. Globalinis beleka. Globalinis kontraktas skaintos tas, kurį siela pasirašo patį pirmą, ką ten žemė tam, kad gautų kūną. Jeigu nepasirašo kontraktą, kūną negausi, nebent ten per apgaulį. Gerai. Kas šį per globalinis? Atsidaut kitim, priešintys kitų taisyklėm, kovoti už savo širdį, kovoti už gyvenimą per širdį, va toks lyg turėtum vis laiką, va nori gyventi per širdį, o šalia kas gyvena per taisyklės. Ir uns va atrodo nelėtau taip gyventi, maišą, ten va turi įrodinėti, kodėl tu taip gyveni, kodėl tu taip nori gyventi, kad taip gali gyventi, nu va toks kipišs pastovus. Sunaikinam mes tom kontraktą, išmetam. Sunaikinam kontraktą, išmetam, gerai, grįžtam čia. Einam į registrų centrą, surenkam vis informaciją apie tave. Viskon, kas apie tavį sukaupti per tavo vis gyvenimus. Viskon paimam. Ir sunaikinam, kad nieks apie tavį niek neturėtų įrašų, tau nepakenktų. Sunaikinam. Aha, informacijos rinkam, gerai, pažiūrėkim pinigų matricą tau, ką atrodo. Gan silpnuk. Ne tai, kad gal gan silpnokai, neturėčiau taip sakyti, nes nėra ant silpnų, bet nu ant galbūt daug stipresnį, daug lengviau tai pinigą gal eit pastavęs. O kas šiam step veikia? Taisyklis vėl tavo. Pažiūrėkim, koks konkretai taisyklis. Nu toks ir įsitikinims, kad bagoti žmonės dažniausiai yra apgavika. Tokie nenaudėlė, blogas būdas gavi savo didžiulius tortus. Tu gal taip net negalvoji, bet per jausmą, kai pagalvoji apie labą bagotą žmogų, nu toks net čiut nusmelkti apie iš tokį nepasitenkinėm, kad nu ko gera ne koks žmogus, kad kažkon blogų to ir savyje, kad tiek pinigų uždirba, toks aten. Iš kur tie blokai yra? Iš reinkarnacijų. Nu pabandykim gretą sutvarkyti. Tai jau, pažiūrėkim, aš dabar padarysiu pauzę. Nu va, blokas iš reinkarnacijų jį sutvarkyti. Buvo 3 reinkarnacijas, kur žiaurė smerkėja pinigus, laba pykauntanų, kad nėra, nu, laba. Ir dabar, kas tau bemaiš, tau pinigų matric iš kartantų iki taip tiesiog uorsę nuos. Tai skaitmeninį pinigų matric dar naujinkėm. Daug tau vis antivirusins. Gerai, yra... O kas dar tau trūktų pinigų matricą, nes dar kažkas įtikra. Tu pati nus neaktyvauji, su savo tokias įsitikinimas, pažiūrėkim, kokių dar turėjo apie pinigus įsitikinim blogų. Kad daug pinigų negali uždirbti švarės metodas. Kad kas bagots, tas blogs. Nu, va, tokiai tai pagrindinė. Čia pas daugelį žmonių tas į. Anus reikia irgi, žinok, išdirbinėti, nes anai neprileid pinigų pritavis. Gerai, pažiūrėkim toliau. Pažiūrėkim tavo emocinį kūną. Emocinis kūnas šiaip neblogas, gražus, tas reiškia, kad gan gerom emocijom gyveni, nėra ten, kad pastovė galva panarenusi. Bet tu matau, kaip spiralėlis, čia pripetėjais, va čia prikrūtėnis, pilvė. Kas čia per spirulėlis? Čia tau pačios vėl taisyklės. Tau taisyklės tavi pačią apsunkiam. Teik emocišką, teik dvasišką, teik fizišką ir labai tas matos. Šiaip išsais emocinis kūnas. Nu būtų gražus, šiaip įgražus, jau pastais gan neblogas su emocijom yra. Gan pozityvom daugiau, geroką. Gerai, harmonizuojam to emocinį kūną, įkraukiam. Gražus. Pažiūrėkime mentalinį kūną dabar. Labai iš karto, man rodo, tai maž mergyti. Labai gava stiprių mentalinių programų vaikystė būdama.
nu tokie nuostabiai, kaip, vad, nu man rodo vaizdą, kaip jis turą vėrvi, po tą vėrvi toks, kaip trinkėlį ir kėrvis iš viršaus kerton vėrvi. Pažiūrėkim, kur tas reiškia. Vieno vėrvis gali esi tu, o kitam vėrvis gali ir tau svajonis. Ir va tuos programus, kuriuos jis sudėts į mentalinį kūną, į kaip kėrvis, tarp tavis ir tau svajonių. Nu negauji savo svajonių gyvenimą, tol kol nesusitvarkys tų programų. Nu išvaikys, kon išmoka, kon tai va sudėjai, nu ten labai tokių, kurios tau labai atrodo. Kur nesulyginam dalykai yra. Bet sėkmė ir tos programas, nikap į tom pojus nenuėjęs, nu pirmą reikia tas programas išmėtyti. Tai gerai, dabar kiek šiam mentaliniam kūne aš išėmu negatyvių programų pakeitų pozityviom, kiek galiu. Labai nedaug, nes labai tvirta čia surašytas, daug fiziškai reik dirbti. Nu gal ne tai, kad daug, bet pakankama čia reik pasidarboti. Aš nenoriu te apgosdinti, bet, nu jo. Taip, gerai, pažiūrėkim, kaip kiti kūną. Gerai, harmonizuojam ant viens su kitas. Harmonizuojam čakras. Vėl kakla čakra į labai toliai. Taip atrodo, vat, viskas yra va čia prie pačios pilvė, aukščiau pilvo krūtinį. O gerklės čakra atrodo, turi net rankų tavo gerklį sukišti, kad paseiktum, ir to nepaseiksi. O tas reiškia, kad su savo taisyklėm neleidi savo sakyti to, ko iš tikrųjų norėtum sakyti. Neleidi sakyti to, vat, kun širdėlį nori, kad pasakytum. Kun turėtum pasakyti, vat, užspaudi savį. Dėl to ta čakrai neaktyvi. Ten kart sublikčiau kažkas, bet čia pof. Gerai, subalansuokiam, harmonizuojam tarpusavį visas čakras, įkraunam dirbtiną energijas. Įkraunam. Gerai. Perkiam prie labirintą, likėmą, kitaip sakant. Ton vėjas šlaunam lauk, sunaikinam, tegu tau pasamon perstat iš naujo, pagal to, kaip tau dabar gyventi. Gerai. Klausiu, ar nori pasilikti savo klasterį. Klasteris yra... Klasteris yra tie žmonės, kurie tavi įtakuoja, ir per gyvenimus. Atrodo, kad, ir gėminis yra tame. Ir gėminis ir tai, kas įtakuoja tavo gyvenimu. Klausiu, ar nori pasilikti tam klasterį, saka ne. Išėnam lauk iš klasterį, atjungam mano. Nukertam vis negatyvius ryšius su žmonėm nereikalingus. Aha, pažiūrėkim, kur tavo antras širdis yra. O antrą širdį turi. Esi uždarius, paimkiam ten iš tus dėžės. Neleidi paimti, padėti gal dėžį. O antras širdis yra atsakinga už manifestaciją. Kuo geriau ana veik, kuo ana yra stipresnė, tau greičiau realizuonas dalyką, kurių mes norėm, kurių trokštam, dėl kurių siekiam tikslų, dėl kurių dirbam. Ir ta širdis ani uždaryta, ani padėta gilė, dėl to, kad da negyveni, taip kaip nori gyventi, nesi laiminga da gyvendama savo gyvenimą. Jeigu dabar įsidėtum to antrą širdį, tau tai dalyką, kurie kel nemalonumus, pasipiktinėjimą, da sustiprėtų. Tai čia kaip ir apsauga savį. Kada pradėsi gyventi per širdį, daryti dalykus, kokius tu nori daryti, kalbėti tom, ko tu nori šnekėti, sakyti, ko tu nori sakyti. O tada matau pabiškį jau pradė dėti į savo antrą širdį savį. Nes gyvenims pradėt malonėti. Tai va, čia labai svarbus dalykas čia apie. Gerai. Pažiūrėkim tavo archyvą. Nepriein prie archyvų, nes net nežina, kad turi tokius. Čia eterija. Gerai, aš tau parodau, kur archyvai. Tu esi ant kaip pasliepus, kaip išdėliojus kelios veitos, bet atrodo net netikri tie archyvą. Atradau tikrūsius. Išvalom čia visko, kas įnešvarų pasienį, visko išmetam, jeigu nereikia.
kada vat prieėno šiandien šitą archyvus, kada ta visą kavą tek, saka, nenur, da perungsteimuniai. Kontas reiškia, kad turi bišk padirbėti, turi bišk susiprast savį, bišk įsigilinti save ir tada pradės sėti savo archyvus. O kontas reiškia, archyvus įpatalpinti visą tą informaciją, per vis gyvenim surinktą. Viskas, ko išmoka, ko patyrė, viskas įsudėt archyvus ir iš ten gali pasiimti. Sugebėjimą, bet kas, viskas į ten sudėt. Bet, dar nesi pasiruošus netėti prie to archyvų, nes, reik biškį dar padirbėti su savim, reik biškį pažadinti ton vidinį kontų, vidinį galę, vidinį norą pajusti ton mes dalyką. Ką tu padarysi? Iš karto atei per gamtą. Daugiau gamto būti. Daugiau gamto būti ir daryti paleidimus. Ir ebefings teiktų. Nu gerai. Ką pabaigs, papasakos visko. Taip, tas. Agregorą. Pažiūrėkime agregorą. Ar įjunčius agregoras. Jo, įveins didelis agregoras. Atjungam nuo to agregorą. Kas dar? Ar jie agregorą? Ne, nebegorą. Pažiūrėkime astralą tavo. Jo, astralas jį paims. Reiškia, kino salę vadinam, teatrus. Ten ir įvilio žmogų į tokią terėnę erdvę. Į ten nusgalvokom sapnaun, bet iš tikrųjų ten nam tik filmukus galia rodo. Ir rodydami tuos filmukus, interferentą gal ten ar informacijas pasiimti iš tos sielas. Ar įtakuoti, ar kontrakčiokui pakeišti pasirašyti. Bet ko. Tai sunaikinam tom tokį astralą, išmetam lauk. Susikuram savo astralinį įėjimą. Švarų gražų apsaugom. Aha. Gerai, pažiūrėkime, ar niek nepalikau. Tu jau. Reinkarnacijas da negatyvus vis ištrinu, kurias reikia ištrinti. Nu ir kas dar? Negatyvus astralas. Tai dabar prie klausimų. Ilgalaikiai skausmai dešinėje pusėje. Žandikaulis, klubas, kulkšnis. Kodėl viskas dešinėje pusėje? Oho, pažiūrėkiam. Taip, Simon, kodėl tau vis dešinį pusę kauna? Man tai patenka, kad tu per dešinį pusę išjautinėjai gyvenimą. Kontas reiškia švės. Kad jeigu blogą gyveni, netep kaip tau reikia gyventi, netep kaip širdis nori, kunkinį savi gyvendam, žinai, kad žmogus gyveni ne savo gyvenimą. Nelėt kalbėti, ko norėt kalbėti, ko norėt širdis pasakyti. Ir visa kita. Mane įrodo taip, jeigu paprastą paaiškinti, iš vaikystės vis prasideda. Teik savi užspaudus savęs daug, kad pats gyvenėms kiekvieną dainą atrodo, ne tai, kad kančią suteik, bet tokį neišpildymą jausmą, tokį, kad nesi tas, kas turi būti, nesi tas, kas iš tikrųjų esi. Ir toks, net atrodo, vidinis sielvarts ten. Ir tai visi dalykai toks gyvenėms. Tavai asmeniškai pasireiškia per dešinės pusės signalus. Per dešinės pusės skausmus. Nes tu kažkaip su dešinį pusį išjautiniai šį pasaulį man te paten. Kontas reiškia su dešinį pusį išjautiniai šį pasaulį. Man te patenka dešinė pusė, tau jautrioji pusė. Fizinį kūną. Ir vos, į man daten, kad tu esi jau stipriai prisilaukusi. Kad kad reik tvarkyti savo vidų, kad leistum savai gyventi. Taip, kaip iš tikrųjų, kad leistum savo elgtis, taip, kaip gali elgtis, kaip turi elgtis, kad nevaržytum savęs. Nes dabar atrodo gyveni, ir konkini savi per to nuovargį
Ir tą visą tokį ilgą, lietinį, tą tikrą kančią vis dėlto, ana praded reikštys va tokias būdas. Tau pats kūn signalizon, kad tu blūgą gyveni. Nes, nu palauk, gal čia medicininkų priežast per fizinį kūną. Ne, tu pat rodo, liuks, saka viskas čia apie gerą su kūnu. Čia netami problema. Čia problema anus gyvenime, ką pan gyvena. Jo. Tai skausma ir tik išraiška tuo, kad esi savi užspaudus ir neleidi savo būti tas, kas tu turi būti. Nes nugyveni visiškai nepalei ton principą, palei katron tavo sielą turi gyventi. Tu pati palei katron turi gyventi. Tu turi būti laisva, tu lengvabūdiška, tu leisi savo būti vėjavaikį, šnekėti, kon galvuoji, va tu tep turi savo leis daryti. Siela tau tiesiog trokštuo, o tu atvirkšte. Prikūrė taisyklių, kad tep nebūtų. Ir va, tu munėti ir super, ir tep grumuoji, saka, tep negal. Tep negal, saka. Kas bus toliau, jeigu tep paprasta gyvensi? Didės skausmą, liūdnesnį padarysys. O kada skausmą trauksies? Kada pradėsi būti vėjavaikiškesnį, tada nei pradės trauktis. Kada kūns pajus ton jausmų, kon reiškia, kad būtų atsipalaidavusi, tu netgi vos neplėviesa, tu žinai, kad nu tokį vėjavaikišką. Tas nereiškia, tu vis laik turi būt, bet turi leisti savo ton pajosti. Ir tada kūns pajotis ton, mums kaip gaun signal, kad vėl viskas į gerą ir tai skausmą matau šalinas. Nyks. Ir viskas. Tai va. Įdomu čia labai. Kokie mano talentai, gebėjimai, kokio tipo mano siela. Karys, mokytojas, gydytojas, darbininkas. Kokie tavi talentą? Nu, tavo vienas iš talentų yra su tokiu lengvumu eit per gyvenimą, vos neskleist per gyvenimą. Bet savęs ton visiškai uždraudus. Kokiu dar turi talentų? Nu, pats pagrindinis, čia ne talent su tavo dalis į lengvoms, gyventi per lengvom, per neapsikrovėm, visiškai atvirkštė, kaip tu ką gyveni. Absoliučiai atvirkštė. Kokiu dar turi talentų? Kada vat aš tais klaus, kokiu dar turi talentų, tai tu tep man piršt prispaudė prie lūpų ir saka, tegul darboja su savimi ir pat sužėmė. Ir pat išsiaiškėm. Nu gal bent veina, nu kaip dabar žmogus klaus, mums talento aš ne veina sakau. Vein ištraukė, tu į dėžutį, kaip Rafaelų labai panaši formą ir saka. Mokėsi jau žmonės, bet dabar dar nemoki, nes sais nelėd net jaust. Tai kol sais nelėd jaust, nei kitų nemokėsi jaust. Bet čia viens iš daug tavo sugebėjimų yra jausti žmonės. Jausti nuotaiką, emociją. Jausti intenciją. Jausti ketinimus. Jausti ar nei pavojingi ar ne. Jausti ar nei kel grėsmę. Jausti ar nei laimingi ar nelaimingi. Jausti ar gerus sprendimus priiminėja savo pačiam. Nu rimtų tokių pojūčių. Ir aš tenka pažiūrų žemyn. Daugiai tų dėžučių tokių. Pilna. Čia tau gyvenimų neužtektų visim tiem sugebėjimam iš atidaryti, išragauti. Kokiu dar sugebėjimų? Neberoda. Iš karto užčiaupė, man tinka klausiau. Kokį tipą sielai? Nu gerai, nu aš dabar dasi, kad tavęs klausiu. Kokį tipą sielą esi? Nu, va tu man saka tep. Laisva. Aš esu nevaržoma.
Aš turiu būti laisva. Aš turiu leisti savo būti laisva. Pagrindinė mona, pagrindinis laimės raktas tau vat yra laisvė. Laisvė nuo savęs pačios. Laisvė sau leist būt bet kokiai. Šnekėt bet ką, elgtis bet ką. Leist, tas nereiškia, kad ten išsidirbinėsi bet ką, kad ten jau žmonės net negalės žiūrėti tai. Bet tiesiog leist savo būti vat tokia, kokį iš tikrųjų vidui nori būti. Nepaklaus taisyklėm ir šnekėt kas ant liežuvi. Ir vat leist savo elgtis laisviau. Nebijot, kad iš tavęs jauksies kažkas, kad pamatys, kad čia kažko tai kiti apdara. Nu, va, tokį būti dėl savęs, ne dėl kitų. Ne dėl taisyklių gyventi, dėl savęs. O į tokį klausimą, kokį sielą tipo karys, mokytos, gydytos, darbininkas. O aš priėm tavęs ir klaus, kokį tipo sielą esi, gydytos, mokytos, karininkas ar darbininkas. Saka, ne vien iš tų. Aš esu klajoklį keliautoja. Saka, aš keliauju iš vienos planetos į kitą, iš vienos veids į kitą, tuok man misija ir sako. Aš pakaštavau bišk patirčių, vienas per daug neįsivelu labai gilę ir keliauju vėl kitur, tuok man dalyj. Čia, saka, netyčiom papauliau, per apgaulį. Čia per apgaulį, saka, papauliau. Nes, saka, aš nei darbininkas, nei karininkas, nei karys, nei mokytos, nei gydytos. Aš esu sak sau, aš gyvenu tam, kad aš keliaučiau. Čia ne fiziška, kad keliautum, bet kaip siela, kad keliautum iš vienos veids į kitą. Saka, mums neduomen išves mokytos, karininkas, karys, ten, gydytos, darbininkas. Ne, saka, man netink išvesti dalyką. Aš nepriklausau tom kategorijom išves. Tai pasakė. Pinigai. Kodėl man taip sunkiai sekasi su pinigais? Kad ir kiek uždirbčiau, gyvenu nuo algos iki algos. Nu, pažiūrėkime. Nu, mona ten tu te apsupiršt iš karto atsukai į vaikystę. Ir iš vaikystės atsinešė žemų savivertį. Kas let pinigus, kas let tortus. Toks jausmus, kad ten gal ne tai, kad matė nepriteklių, bet ko užsinorėdava, kad ko nupirktų ar kad gautum, to negaudava. Nie pinigų čia, vat, kap čia pirksėm, pažiūrėk, kiek išledam, da čia tau pirkti. Ir toks, nu čia vėl programas. Čia programas, kuriuom tu tiki, kurios įsigyrė, kurios įlindai pasamo, nes, nu, visi maikam tepi. Ir dabar gyveni palei tas programas, nesvarbu, ko darytum, ką darytum, veik tos programas, ams reikia rint lauk. Kodėl dar nesisek su pinigas? Nu jau, ten rodai pagrindinį priežastį. Ten į pagrindinį priežastį. Pat nelėdi savo pinigam metėti. Nes gilė širdelė atrodo jautys neverta didelių pinigų. Nu neverta. Ir tas išsipildo per fizinį plotmį. Nu, reikia tvarkyti ton tada. Pinigų tema. Tradiciniai. Kokie mano talentai ir gabumai? Kokia pati gražiausia, įspūdingiausia reinkarnacija, kurie atskleidžiau savo talentus. Kokia praktika šiuo metu užsimti. Talentai, gabumai, nu tuo jau mane neberodys. Pati gražiausia, įspūdingiausia reinkarnacija, kurie atskleidė savo talentus. Nu pažiūram. Nu te įdomu, va aš sakau, gerą pažiūram ton reinkarnacijai, ir tu lyg nelėdi man ten liekti į apačią, ton reinkarnacinį kanalą, ir ištrauki tu kaip didelį baltą, kaip balioną, bet uns toks pilns, uns toks, nu ne tai kad sunkus, bet ten daug labai visko, kas čia į.
čia sakai dalyką, ko aš atsinešiau iš tuos įspūdingiausius reinkarnacijas. Kodėl mes tai negaliam nuėti? Nes nelaiks tau da išgirst, kas ten bijos. Kodėl nelaiks? Nu, gali būt sukriesta. Kaip suprast, kas ten tai galbūt, kad jau anom čia sukries. Su pirštu man te apgriežtą grumuoji prieš nuosi. Saka, tu nežinai, neįsivaizduoji, ką panom gal paveikti informaciją, nes jis labai rezonaus. Tai ten baistė reinkarnacija buvo. Nu, taip tom galva, tai apie vieną kiek posukiuoji, nu, maždaug, kad ten visko buvo. Bet labai daug pasimė iš ten. Net nežinau dabar. Tai negaliu žiūrėti tik dėl to, nes šoks bus, ar kas? Tik dėl to. A ten, kad jo, saka, nelys dabar ten. Nu, paskiau galėsiu, ką čia suprasti. Nu, sakė, jeigu dar bus progos susimonardyti, galės pažiūrėti. Nu, atsiprašau, Simon, nelėtau pasamon pažiūrėti tos reinkarnacijas. Parodyti tik tą, ko jį parsinešus iš ten. Pažiūrėkime tom borbu, ko sunau galim daryti. Integrauti tave. O dabar jau išėtų labai nedaug, nes nesi pasiruošus tam, kad būtų tave lėsta tokios informacijos. O nesi pasiruošus dėl to, kad turi savi daug programų negatyvių. Iš vaikystės pagrindį. Pagrindį iš vaikystės. Jo, vaikystės programas. Gerai. Kokią praktiką užsiimti šiuo metu? Kokį praktiką užsiimti? Ar čia šią praktiką, ar kad realizuotum savi? Nu, pažiūrėkim, kum pasamon pasakyti. Gerai, Simon, kokį praktiką, na, geriausiai užsiimti? Nu, man taip įdomi rodo, kaip tu neri. Man rodo, kaip tu neri. Pradžia, čia tipo pradžia. Nu, nerem esi prikėtkuo. Nerems mona ten, kad padės tau nurimti, sugrįžti į savi. Padės išmokti ramiai apmastyti dalykus. Padės susitelkti į savi, susikaupti. Padės, atrodo, nurimti ir pasinerti tokį buvimą čia į dabar būseną. O kodėl tau tas teikia reikalingai? Nu, čia mokymos dalis ten. Kad pradžia nerk. Nu, man te atrodo, kad tu neri. Gal čia planė fiziška? Ne, čia fiziška rodo. Man te paten, kad va tokiai rongdarbė atrakins, prives tavi prie didesnių dalykų. Aš nežinau, kaip tas bus. Toks nuveina pomėgi prie kietą ir atrodo kažko natrondi, tad bumat pasijėmi iš tų per pomėgių sėdama. Bet čia su laiku, čia greta, nu, nepagruopsi ten. Ko dana užsiimti? Ir man niek daugiau nesako, aš žinau, kai da dalykų, kas pavyzdžiui po mesgėmą būt, po neremą, bet tu vėl man dedi pirstų lūpai, nesaka, neroda, bet kudėti, man... Kam nepatinka. Ir stovi va to, ir esi tu maža. Maža Simonė, aš dabar šnek su mažu Simon sak, ta maža Simon sak, permunent tortus dalykus pajos, tu ne per tavi išgėris, sak, permuni. Aš sak, su ant tur susidraugauti, tada ant sak viskon pajus. Čia į tą mažą Simoną, kiekvienas iš mūsų, kiekvienas žmogus savį torpo mažą savį, berniok mažą, kuris nikad neužaugo, kuris ir jeigu jis užėjęs, jums viduje ryten sužėjęs, tai tau reikia ton mažą Simoną sutvarkyti, sunydyti. Ir tada matau, kad
pradėsi ir save labiau jausti, ir girdėti savo vidinį balsą, ir pradėsi žinoti, ko reikia tavai reikia. Gal ne tai, kad ko reikia, bet ką apgyventi, pradėsi jausti, ką tau reikia gyventi iš tikrųjų. Nu, tai va toks būtų. Vaikystėje turėjau tokį keistą patyrimą. Šalia manęs iš niekur materializavosi juoda vyriška figūra. Buvau viena kambaryje, todėl mane tai labai išgąsdino. Gal gali panagrinėti, kas ten įvyko? Oho. Aš kadangi tau klausimų neskaičiau, čia manau informaciją, gerą, pažiūrėkėm. Gerai, Simon, parodyk tą momentą, kas ten buvo. Aha, aš matau tą momentą, kad čia kažkon pamata, iš tikrųjų čia kažkoks yra. Jauds toks, kaip šešėlis tiesiog. A ten, kad toks iš praeitų gyvenimų kažkas šį ir susiję. A, galėjom sutvarkyti gal to, kad nebebūtų tų tokių ryšių. Nerami reinkarnacijai. Tu čia esi budelis. Esi budelis, didelis, stiprus. Ir, nu, kapuoji tas galvas. Kapuoji galvas, čia praėjant daug metų, nebesi budelis, esi jau senas vyras. Ir, čia kap kapinis, ne kapinis. Ir girdi, ką praud moteris. Taip gailę verka, nu, metus jau. Gailę verk, tu te apėjai pro šalį. Ir tokių niūrių balsų, tokių grubių paklausiu, kas buvo tavai. Vien te pradėt pasakot, vat ką prieš 12 metų. Turėjau nuostabų sūnėlį, ir anu nužniek apkaltė, ir nukirta galvą budelis anam, ir tu liau verk, žina. O tu žina, kad tu buvai tas budelis. Ir su tokiu sielvartu eini, su tokiu atrodo net, vis gyvenimą atrodo, kad po jo galvas buvo dzin, bet dabar, vat, su tos moters ašarom, tavai kažkas atsiteka, lyg kažkokia kaltė užgimė, toks kaltės jausmus didelis, merkėm savęs, ir tu atrodo lyg pradėt suprasti, kad kon tu iš tikrųjų darėtum vis gyvenimą. Ir tie parėnumai net naktim nebužmingi, toks akis stačias, paklaikus, atrodo, ką aš taip galėjau, nu lyg atsibuda, žinai, po ilgą sapną, kad vat kas vyksta. Ir tu tai gailysto, tu tai atsiprašinėjai visų, kam nukirta galvas, atrodo toks neten iš tais nors anim padėti, nors kažką panus, nu atsilyginti už tom žalą, ko anim padarėtų per kaltę. Ir neužilgą mirus tu matau miršti. Ir tas išjautėms, tas nors padėti matavons, kaip aktyvaun jungtis nuo tavęs iki tų sielų, kuriom galva šniuoja šalin. Ir vat vaikystėje, kudė to nun pamatė, nes... O kudė to nun tad pamatė? Toks kaip gličus, kaip susidvėjinėms dviejų reinkarnacijų buvo. Tu jau pažįst, kas tas jau siluots. Ar čia šiaip vyras, ar čia kas? Tas jau siluots yra tu pati. Čia esi tu pati iš šiuo gyvenimu, kur buvo budelis. O kodėl tu te pasirodė savai? Nes... Nu te atrodo, lyg čia buvo viskas paruošta, kad atėjęs iki to seansą ir kad norėjo, kad pasirodyti iš ten, čia savai šiandienas, o kodėl čia norėjo, kad pasirodytum? Kad išsigostum ir niekad nepamirštum tų įvykį, kad dabar anon sutvarkytumėm. Nes aš matau šleif sen nuo tavęs toks. Tu to visiškai nejaut šiam gyvenim, bet toks vidui, jeigu pasiknėstum, galėtum apčiopti kalties jausmą, giliai, po visko jį paslėpti. Nu gerai, grįžtam į tą reinkarnaciją.
Atsukam laiką atgal. Trinam vis, kas buvo, susirenkam vis informaciją ir ištrinam. Sukram create pozityvį, kur kaip tik padėję žmonėm, po traumų, po sužeidimo, tu padarykiam, rūpinas, džiaugies, mylė. Bet darėm viskon labai laisvą, gal ne tiem darykiam, ištrinam ton, padarykiam, kad ton gyvenimą labai mokėjo gyventi laisvą, tep kaip taurę, girdėti širdį, būti vėjavaikiškai, tokia atsipalaidavusi, mylinti, atsidavusi savai. Tokie nepavaldi taisyklėm, nu tokie laisva, nuo savęs, nuo žmonių, nuo pasaulio, nuo visų. Ir kad labai fainai gyventi padarykėm ir kad nustaib šeim super. Gera. Ai, nu ten virsys, laisvas čia. Nu gera. Gera. Nu, ar tvarko? Jo, tas sutvarkyta. Gerai. Įžvalgo apie musmirių ir panašių grybų vartojimą. Nu, pasistatau prieš tai musmirę. Rodo, kad žalis anusnietė geras. To ir kažkokių savy rūgšties kažkokios. Turi išdžiuvinti. Turi gerai išdžiuvinti. Ir tada mažom dozytėm antidepresans, raminamieji, mėgau paded. Nuo kapita ligų, kur žmogus dreb. Virpuliuką tokiai. Nu tuo paded. Nuo nevalgymą paded. Nuo stresą paded. Jeigu pikt žmogus ir gal apraminta nu irgi. Nu realia paded beveik viskam. Mikrodozinant. Bet ne absoliučiai visim. Kažkokia maža žmonių dalė arba nepaded, arba net kenkbiški. Bet labai maža žmonių dalė. O šiaip, nu mona ten, kad šį kaip vaists, kaip labai galings, natūraus vaists, antidepresans. Kokiu datų ar savybė. Užpilda ne tai, kad vitaminas, ne kažkokio medžiagom. Nu kažkokiu medžiagom, bet, nu ne vitamina, čia kažkas kas yra. Kaip poras tų grybų perėmė organizmų, bet jau nebe porų pavidalu, o tik informacija iš tų porų ir išėmama. Ir ana matau, kaip sukrent ten, kur yra, kurį tušti, kur kažkap trūkoms yra, ant ten sukraičiuo. Ir žmogus taip atrodo, taip lyg atsigaun biškiau, anam tikrą pagerėja. Tik svarbu nepadauginti. Protinga labai. Kad nebūtų bloga, nes gali lengva perdozauti, nu jeigu stipresnį grybų pakosi, didesnį gabalėlį, gal blogą pasidaryti. Tai reik protinga po biškutį. Pažiūrėkime, ar tau teiktų, vat Simona, ar tau musmiris teiktų. Gelbėtuoji, sak musmiris tau, gelbėtų tave. Daug ramiau jaustumys, daug būtum tokia aiškesnį protą, aiškesnį suvokimą, tų minčių tokių gal nebebūtų pašalėnių. Pradėtum, atrodo, labai žiūrėti tą savo taisyklės, taip nagrinėti, kokios tos mon taisyklės, ką panos atrodo, va toks gilinimas ten. Aha. Nu jo, šiaip labai geras dalykas. Labai geras, gerai. Kas dar? Ir viskas. Tai va, Simon, o dabar dėl tų dalykų, ką panesusitvarkytus vaikystės moments, kaip tas programas išsimėtyti. Tų metodų šiaip neveins. Aš ko naudoju, ko su klientas darau, kas labai veiktai. Emocinę paleidimą, kitiem dasėduonis metodas. Gali tų seansus sakytis pas monis, jeigu nenori pas monis, galiu moterų tokių kontaktus parodyti. Atsiūs ten bišbrungę vyr, bet, nu geriau ką brungę, bet ir į da paskiau konsteliacijas toks, ten jau tik moters ved, čia irgi seansą, irgi vaikystės moments ten gali tvarkyti, pinigų temom irgi yra darom dalyką, nu pinigų temai su paleidimas gal tvarkyti irgi. Nu ir paskiau dar rebefings, kas irgi labai padeda, rebefings labai padeda grįžti į savi, pradėti, kad išmokti jausti savi, nu šiaip labai irgi stiprus dalyks ir labai veik. Tai va, Simona, jeigu bus dar kokių klausimų,
parašyk, nu ir visko aš tau papasakosiu. Tai ačiū tau, gražios dienos ir iki.